Rokiškis, Aušros gatvė 28. UAB laiptukas, atliktas nekokybiškas darbas. Laiptasija. Pradedam defektų analizę. Taip. Gulščiukas. Burbulas šone. Visai. Sekanti pakopa. Burbulas šone visai. Tarkim šitą pakopą. Burbulas irgi šone. Dabar mano draugas padės nustatyti vertikaliuosius defektus į jas. Taip. Statom, žiūrim, kad gulščiukas apačioj prisiglaudžia. Šitą vietą. Apačioj prisiglaudžia, viršui burbulas tiesiai, atstumas 3 cm nuokrypis, maždaug per 40 cm ilgį. Einam toliau į kitą pusę. Tos pačios sijos dedam čia. Taip. Taip, priglaudžiam čia. Žiūrim. Burbulas. Lygiai. Taip. Atstumas 3,5 cm paklaida nuo vertikalumo. Akivaizdžiai matosi naudojant kampainį. Kokie kampai, kokios paklaidos. Ne, čia centimetro nereikia, čia maždaug. Sekantis ten. Tarkim, įsidedam. Kokios paklaidos. Tarkim, suvertimai. Žodžiu, stačių kampų nerasta. Kur turėtų būti status kampai, stačių kampų nerasta. Tokie vat reikalai. Konkrečiai šitoje vietoje dugnas išpūstas. Nežinau, ar matosi čia punktyru. Galim pašviest biškiuką. Čia matysis. Punktyrinė linija pažymėta, kur turėtų maždaug eiti dugno linija ir iki kur turėtų būti spaustas šonas. Visas va tas va turėtų eiti pagal punktyrą. Dėl to yra nuokrypis. Ir šiaip visos šitos detalės, šita, sekanti, dar ir visos apskritai turėtų būti stačiakampės, tai reiškia visi kampai 90 laipsnių kampu, o čia net vizualiai matyti, kad tai nėra stačiakampiai, o yra trapecijos. Kuom UAB laiptukas vadovas Agnius Vobulis bandė gelbėti padėtį,
pakeisdamas konstrukcijos parametrus, kas yra netoleruotina ir netitinka pateikto projekto ir užsakovo pageidavimų. Kad būtų aišku, kad tikrai aš, Dainius Babonas, projekto autorius, man padeda vienas mano draugas atvažiavęs kartu, Artūras, kurio čia dabar kol kas neviešinsim. Mes atvažiavom taisyti broką, padarytą UAB laiptukas vadovo Agniaus Vobolio. Pamėginsim ištaisyti padėtį. Prieš tai uždokumentavom, kad paskui nesakytų, kad buvo viskas gerai padaryta. Tai pradžiai tiek. Darbus ir pradėsim. Tikėkimės, kad šitos video medžiagos bent minimaliai turėtų užtekti pateikti atitinkamoms instancijoms kaip įrodymą apie nekokybiškai atliktą paslaugą. O taisom mes su Artūru tą sieja todėl, kad pats Agnius Vobolis nebeatsako į mano skambučius ir savo pažadų pataisyti darbą, tai yra padaryti naują sieją, nevykdo. Aš jo kitaip kaip per teisėsaugos organus surasti negaliu. Ir yra paduotas pareiškimas į Panemunės policijos komisariatą, ten jau užsiims atitinkami organai tais reikalais. O aš darau darbą. Tiek tam kartui.